Labas rytas. Neseniai atsikėliau jau po 9. Kažkaip nors ir patogu viskas, bet vis tiek sunkiai užmigau. Nežinau kodėl. Bet jo, nusprendžiau biškį vėl ilgiau pamiegot. Ką reiks eit keltis, kavos pasidaryt. Ir po truputį ruoštis. I don't want to be alone. Wow, šitas 3 kilų tai žudikas. 3-4 laipsniai šilumos. Nežinau ar matosi, bet ir tokie keliai į viršų, į apačią, į viršų, į apačią, į viršų, į apačią. Vandens jau mažai turiu. Vienas buteliukas dalykas, bet 10 km iki miestelio, tai jau blemba šalto, aliuko net gal įkalsiu. Nes jau taip noriu kažko šalto. Visas prakaituotas, bėga viskas. Žodžiu, susitiksiu miestelį. Atvažiavau į miestelį, atsigėriau šalto gėrimuko. Suvalgiau pizzą už 15 eurų. Ir nusprendžiau, kad reikia šiandien pasimti laisvadienį. Reikia viską išsiskalbt, pačiam įsimaudyt, pasikraut viską ir panašiai prieš važiuojant į Švedijos miškus. Tai dabar esu Suomijai, o kitoj upės pusėje yra Švedija. Matau, kad dabar ir griaudė, ir žaibuoja tolumoj. Tai duos, man rodo, šituoj lietaus. Padavėjos klausiau, tai sakė, artimiausias kempingas už 24 km. Tai jau čia man per toli biškį, nes ne į Švedijos pusę, o nuo Švedijos. Tai reiktų tada atgal grįžti. Oi, duos čia lietaus tuoj. Tai va, tai reikia iki to kempingo davažiuoti ir laikyti čiurkas, kad ten pasiseks permiego, tada ten, jeigu yra dušai, reiškia, galėsiu įsiskalbt rūbus. Jeigu galėsiu įsiskalbt rūbus, tai labai gerai, tada pranakvojam čia. Ir tada tiesiog rytoj užvažiuojam į vaistinę, apsiperkam, nes parduotuvė yra. Ir lekiam į Švediją. Tai planas toks kol kas, žiūrėsim, kaip bus realybėj. Atvažiavau, bet panašu, kad closed. Oi, nedirba. Lemba, nuvažiavau žemyn pažiūrėti. Tai ten viskas iššaušta. Ekskavatorių, gal kokią renovaciją ar dar kažkas. Tai šūdas. Ką reikia važiuoti atgal tada? Nuvažiavau į kitą campsite'ą, tai radau. Šiaip nėra campsite'as, bet leido palapinę pasistatyti. Toli ežeras ir yra skalbimo mašina ir tik 15 euriukų. Labas rytas. Dabar yra pirmadienis. 10:02. Ir esu vis dar Suomijai. Sakyčiau, kad užsivėlinau, bet tas būtų nelabai teisybė. Nes iš esmės atsikėliau gal apie 8, gal anksčiau. Tai įsimaudžiau, rūbus įsiskalbiau, įsidžiovinau, sudėjau daiktus, pasikroviau elektroniką čia vakar. O šiandien jau ir parduotuviai buvau, apsipirkau biškį maisteliu. Tada pavalgau pusryčius, buvau vaistiniai. Tai visus darbus pasidariau, visi daiktai sudėti, tai dabar tiesiog pusryčius pavalgau, jau ir kavos atsigėriau, pusryčius pavalgau ir viskas, maunu. Už 100 metrų kirsim Švedijos sieną. Ką jaunimas, važiuojam per Suomiją Švedijos pasienį.
Iš Moni į Monijoki. Ruostis Veridž. 70 metrų. Ir štai šitas dvi šalis šitoje vietoje skirianti upė. Nu ir viskas. Mes Švedijoje. Važiavau Švedijos pasienį ir iškart prisiminiau suomišką dainą, biškį per vėlai, bet jaučiu visi žinot. Nuopurista kuuluu se polokan tahti, jalkani pohjii kutkutti. Ievan äiti se tyttönsä vahti, vaan kyllähän Ieva se jutkutti. Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laijasta laitaa. Salivili hipput, tupput, tappu, täppyt, tipput hiljalleen. Čiat bėda didelė nenutiko. Čiat namų nepamečiau. Va taip, va nežinau jau. Turbūt paskutinį kartą buvau atsisukęs prieš kokį kilometrą, tai jau blemba ant vieno, ant dviejų tik tais laikėsi iš 4. Tai būčiau visus namus pametęs, čia palapinė, miegmaišis, tapkės maistas, tai oho, blemba gerai, kad atsisukau. Na, nieko tokio, reikia dažniau pasižiūrėti tiesiog. Nu, bet būtų nelinksma važiuoti atgal visą kelią, jeigu būčiau pametęs. Tai nieko, susidėsim, važiuom toliau. I don't want to be alone. Ką tik sustojau pietų, miške jokios vietelės gražios neradau, bet radau va tokį futbolo lauką aikštę. Visiškai kažkiam kaime, čia 3 namai gal stovi. Jūs nepatikėsit, kokių delikatesų nusipirkau. Aš jums parodysiu, kol kava verda. Demonstruosiu. Sūris. Kumpis. Pomidoras ir šviežiai kepta duona. Nu, čia labiau gal batonas, bet kaip aš jį pasiėmiau, jis dar buvo šiltas. Tai
Koks gražuolis. Knaus. Ko ne Biržų duona. Užkandam skaniai, išgeriam kavuko. Reiks judėt, maunam iš šalmą. Ir reikės gazuot. Tai dedamės greičio akinius ir važiuojam. Nu, biški problemėlė. Davažiavau iki čia ir pasirodo, per upę reikia persikelt keltu. Ir dabar kaip tik kaip specialiai lyja. Tai nežinau, būdelės yra keli numeriai parašyti. Tipo galima paskambinti ir tada perkels. Arba gali pats su valtim persikelt, bet parašyta, kad srovė gana stipri. Tai vat ir klausimėlis, ką čia ir kaip daryt. Pažiūrėsiu, gal dar yra kažkoks tiltas ar kažkoks kelias, nes jūs po 7:20, tai nemanau, kad čia kažkas važiuos perkelt mane. Nu ką, paskambinau čia numeriai, kuris parašytas. Tai sakė, už 3 eurų perkels. Tai vat važiuoja keltas. Persikelsim kitą pusę, o lyja baisiai. Wow. Nežinau, reikės jau ieškoti vietos, kur miegot, kad visiškai nesulytų. Viskas užlapia. Vat, plaukia katamaranas, manau. Senelyzu. Žodžiu. Nelabai pozityviai dangus atrodo. Nu, bet svarbu persikelt dabar. Nu va, persikėliau per upę. Lemba 3 eurų šiaip nėra mažai labai. Bet nu, nelabai yra pasirinkimo, ypač kaip toks oras. Ką aš nevažiuosiu aplinkui 100 km. Net nežinau, ar yra čia tiltas, nes ir kur jis yra. Persikėliau, rami galva, dabar reikia davažiuoti iki kito miestelio už 40 km. Nu, nereikia, bet labai norėčiau. Ir ten jau tada statyti palapinę ir permiegot. Ir tikiuosi labai, kad oras pasitaisys, nes ten vėl temperatūra nukrito. Vėjas pakilo. Nėra labai miela malonu. Tai tokie reikaliukai. Tai Švedijoje. Nu, radau biškį, kur trumpam prisiglaus nuo lietaus. Nes šiauriai lyja. Tai nėra, kad čia kažkas labai tiesiog namukas su didesniu stogu ir viskas. Bet
Šiaip žiūriu, kad ir palapiniai vietos yra. Galima būtų ją sumesti. Nors visai norėčiau davažiuoti iki tokiam saito. Nu, žodžiu, jaučiu pavalgysiu, vis tiek užkasiu biškį, gal pasėdėsiu. Pažiūrėsiu, ar orai čia keisis ar ne. Ir kažką sugalvosiu. Nu, nusprendžiau toliau važiuoti. Dar 20 km, 24 liko. Ten irgi kažkoks campsaitas. Tai, nu, blemba, gal netyčia dušas bus šiltas. Nes iš žemėlapio tai atrodo tiesiog laukas žalias ir viskas. Bet, nu, mačiau parduotuvę kažkokia yra, nors ir nebedirba, bet vis tiek bent jau rytoj galėsiu nusipirkti vandens ir panašiai. Nu, bent jau tuos paskutinius 24 km važiuojant vaizdai gražus atsiveria, nors ir oras žiauriai prastas, tik dabar apstoja lyt, bet žiūrėjau orus, kad pareina dar debesis. Paskutiniai 10 kilų liko dar prieš vėją. Nu, bet jau net gale toj pusėje, kurią važiuoju, šviesa matosi. Tai gal ten bent jau nelyja. Nors dabar irgi stoja biškį, tai laikom špygas. Nu ką, palapėje pasistačiau prie upės kažkokios, žiauriai lyja. Tai lysiu į vidų, susidėsiu daiktus, kol nesulyja. Nu ir bandysiu kažkaip apšilt, pavalgyti, arbatas išgerti.